Sveiki, sveiki. Žodžiu, sėdėjom su Zenium ofise ir galvoju, kad reikia biškį golfų užsiimti. Bandžiau pasižiūrėti dabar, kokia situacija čia su slenkščiais pilnai. Matosi čia, kad čia skylės yra, nu, ta prasme, rodėm, man atrodo. Čia sparnam irgi ne kažką. Tai galvoju dabar nusiimti šitą visą plastiką, pažiūrėti kokią situaciją. Ir galbūt greitų metu reikės nusipirkti slenkščius ir nuvažiuoti juos pasikeisti pas Gintarą. Porą minučių ir vieną slenkščio. Vieną pusę žodžių nuėmiau. Tai čia ta baisiausia vieta. Va. Ten nieko nėra. Čia visiškai klipa viskas. Gerai, einu prie kitos pusės, gal ten nieko baisaus. Gal geriau negu tikėjaus. Žiūrėjau, na čia šita vieta irgi tas kampas. Jau į tą pusę, bet dar nėra tiek blogai. Nu vėl porą minutėlių. Žodžiu, golfas nesudėtinga mašina. Čia va, kampas biški parūdijęs. Ir čia atrodo, kad viduj nelabai kažko yra iš tikrųjų. Nes taip, jeigu spaudasi, tai aš manau, ten metalo nelabai yra. Čia. Jeigu taip, tiesą sakant, aš su kėbuliniais vapšė nulis. Nieko nemoku. Atsiminiau, kad pas mus ofise sėdė ekspertas kėbulinių. Va, aš atsiminiau vieną dalyką, mes šiandieną su Igneliu buvom nuvažiavę pas mano sūnų į mokyklą. Tai jeigu kaus klasiokai žiūri, tai linkėjimai jiem, nes davėm dovanų, visko. Va, dabar žiūrėk, va. O šiaip gal yra klasių, kur nori, kad atvažiuotume, mes, pavyzdžiui, į mokyklą. Mašina užrakinta. Atrakink. Nėra ko. Nu ką čia sakyt? Tai ne čia žiūri, kur tu žiūri, ekspertą tu. Tai aš matau iš čia jau, kad čia yra... Tu čia pažiūrėk. Apie ką aš savo pasakiau ką tik. Atsimeni, būdavo reklama, mano amžiaus tikrai atsimins, būdavo reklama Colgate'o, kai paima 2 kiaušinius, vieną paima su Colgate'u, išvalo, dangą uždeda, o kitą tipo be ir įmeta ten į kažkokią atstą, kas ir ten po dienos ištraukia. Ir vienas va taip, grinai būdavo. O kitas kiets. Nelūk, nepritrupink čia ant žemės. Aš tiesiog ieškau, kur jisai yra. Nėra čia jo. Visas va matai vaikšto. Nu tai ką, čia kažkur pjaunam. Be, o kaip judus? Sudaryk. Nu, čia tai nėra. Ai, bet čia. Ne, tai čia gražiai pagal. Va. Tu nepamiršk vieno fakto. Kad daryti reikės man. Gal kas nori dar su supuvusiais slenkščiais golfo, nes paskiau bus tiesiog be slenkščių. O einam dabar į kitą pusę dar. Nu, blogai, bet čia vat. Čia gerai viskas. Čia labai blogai. Čia gerai viskas yra. Prasatkės tik tai. Nu tai... Tai jis vis tiek dažysis. Ne prasatkės, o prasėdimai. Nu. Tai aš nieko tau negaliu pakomentuoti. Čia jau matėm. Apie mirusį žmogų arba gerai, arba nieko. Tai čia... Tik neišlūp. Nu kam tu lupi dabar? O, bet gali dabar parodyti, kodėl čia taip supuvo. Taip. Nes čia yra žemės. Va. Patsas. Va, žemės. Čia šiaip ir 4 golfo, ir 5 golfo problema. Reikia nusiųst, broliai. Nu ir kaip dabar važiuoti reikės, kad atlupai? Tai čia tai. Kaip manot, vyrai, labai supuvę ar ne? Normaliai. Ar dar normaliai? Užspauk, viskas gerai. Uždėk, atgal.
Va. Man atrodo, kad gerai. Šitą va dar ant žemės. Šitą ir viskas. Va, gerai. Tai žodžiu, ten kaupiasi žemės ir dar šitas ant viršaus dar blogiau. Čia, žodžiu. Kaip manai, atkelsim? Tai aišku. Ne, juokink čia. Nieko baisaus. Mums reikia visą nupūsti. Taip. Visą nupūsti. Ne, jisai bus ledovas. Ratus Jisai sužemintas jau. Ne, tai. Ratus į Vilspotą nuvažam. Ir žinai, kiek turi laiko? Nu? Mėnesį, nes aš prižadėjau pasūnų į mokyklą, kad su visais bolidais. Nes mes dar kitus projektus darom, kur yra paslapčia. O tu neprisižadėk dalykų, kurių negalima įgyvendinti. Kada Steve'as Jobsas pakvietė inžinierių ir jam parodė. O tu Steve'as Jobsas? Taip. Čia yra maitinimo blokas, čia yra kompas. Sako, įdėk į vidų. Sako, neįmanoma. Sako, aš tave pasamdžiau, kad tu padarytum tai. Bet tu ne Steve'as Jobsas. Dedam laikus ir rašot komentaruose įgniuk. Už mėnesį, kad šitas golis išliekęs būtų arba į Savartyną, arba į Trasą. Kažkur bus išliekęs, tai tikrai. Nu, nelupinėk to golfo. Čia šiukšlių po to bus. Čia šiukšlių po to ant žemės mėtysis. Man dažų kodas reikalingas viskas. Man kad būtų rytoj litras dažų. Nefilmo garažą. Negalima. Kodėl? Nes paslapčia. Jo. Paslaptėlė. Žodžiu, reikia susirinkti dabar visas. Unlock the secrets of your car with OBD11. Atvažiavam su Gintaru nupirks lenkščių golfui. Gintaras jau už kampą, sako, nufilmuok mane. Va, susilenkščiais jau eina. Detalių įgniuko golfui. Nu. Išpjausim va šitą gaidį. Šitą gyvatę. Nesugadėk, tu dabar rūdyt pradėtų. Va, pastatysim įgniukui gražius lenkščiuvos. O tai va, pakeisim viską. Ir kaip aš jau prieš tai sakiau, darysiu viską, kiek įmanoma pats. Biški golfas kovoja. Turim pirmą auką. Gavo į nosį va. Ne į nosį, nenaluok. Skarda labai aštri. Darbai biški stoja. Nežinau, matot, nematot, bet... Ai, va, matot. Lietaus lašas jau čia. Lyja jau. Va, visa mašina šlapia. Duris uždėjom dabar, kad į vidų neprivarytų. Tai... Žodžiu. Čia irgi atkasta belekiek. Čia irgi belekiek. Žodžiu. Laukiam, kol biškį prims lietus. Ir galbūt čia dar išeis kažką padaryti. Sveiki, gyvi. Mes ir vėl Vilkremoje. Atvarėm vieną automobilį išplaut. Bet prie to pačio, sakom, apžiūrėsim, kaip kemšaštis laikosi. Tai ką aš pastebėjau, atsirado durys ant jo. Nice. Tai durys yra jau spalva, normaliai matosi. Gerai atrodo. Tai va, yra jau spalva, prieki ten sparnai paguldyti. Bet, ką aš dar matau, sudėta va, febių diskiukai, Vilspotą daryti, suportai surinkti ir dropas. Dropas, koilai. Nauji koilai. Va čia viskas, važiuoklė nauja. Klausėt, ar variklio skyrius liks nedažytas. Deja, taip, jis liks nedažytas. Iš esmės iš jo matosi, surinkus visą mašiną, matosi tik tai stakanai. Realiai tai nelabai verta buvo ardyti visų blokų, visko papildomai, visos pravotkės ir dažyti dar čia. Nes viskas remiasi, kad ir kaip bebūtų gaila, į pinigus. Ir papildomai dar variklio skyrių išdažyti, kas, nu, kaip ir nėra būtina. Aišku, gal būtų gražu, bet tai buvo nuspręsta ir padaryta taip, kaip nusprendėm. Tai va. Tai jau padažytas, gražus. Beje, mes turime aptraukę apdalas salono jam. Tai jas irgi parodysim ir važiuosim surinkti žibintų, nes gavo Xenon LEDas, gavo žiedus. Skambino, kad galite važiuoti. Tai va,
Reikės iš Vilkremos pasimti nudažytas remelius ir nuvažiuoti į Xeno ledą surinkti žibintų. Realiai nebedaug liko. Kiek žinau, variklis irgi yra aprinktas. Tai išoriškai... Variklių? Ką? Varikliai man pažiūrėti. Nu, galbūt ir naisim jau pasižiūrėti variklę dar. Važiavom išmėtyti siuntų. Mūsų šopė prasidavė visokių dalykėlių. Nespėjom siuntinėt. Tai va, turim šiek tiek siuntelių. Einam, išmėsim ir gazuosim toliau. Pasatas paliktas. Kokie šiandien planai gali mūsų? Nenumirt. Nenumirt? Tai gal gataiškė darysi kažką, ne? Nu, jeigu nebus kitų planų, tai reiks važiuoti. Sugrįžom prie Mazdelės. Žodžiu, pirmas primatavimas detalės. Spalva kaip ir tinka. Čia gale buvo rudžių ant šito kampo stipriai. Tai susitvarykė žodžiu. Aš dar visas apsisnarglėjęs. Bet jau savaitgalis, žodžiu, visa neplauta. Bet viskas yra nudažyta. Tai žodžiu, filmuoju su iPhone'u. Kadangi Ignelis pasiėmė GoProškę ir išvarė gataiškiai vyrint slenkščių pas Gintarą, tai aš likau be kameros kol kas ir noriu susirinkti Mazdą, kad savaitgalį nebūtų surinkta. Gal pilnai nepavyks, nežinau, nes trūksta dar vieno bamperio laikiklio, nes nupirkau ne tos pusės, bet antradienį bus kitas. Tai žodžiu, ilgai nekalbam, nes šviesa irgi ribota šiandien. Tai reikia, vat, Erikas padės dar surinkti ir nudažė. Taigi visą laiką. Vienas dirba, vienas valgo, vienas prašo valgyti, o kitas filmuoja. Žodžiu, čia Erikas dabaiginėja biškį poliravimo darbus, nes šveito dulkės ir kai kur nedapoliravo, bet aš jam sakiau palik, bet jis norėjo pabaigti. Tai žodžiu, čia dabar kapotas pradarytas ir šitas tarpas nesuvestas, bet čia trūksta varžtų, žodžiu, su kabinam ant Zateškių važiuojam iki garažo ir garažą pasibaigti. Šiandien kol kas tiek. Jėgos daugiau nelabai leidžiu šiandien. Grįšim prie Mazdos tikriausiai rytoj. Čia neplauta, bet spalva gerai, viskas liuks. Sveiki, mėly žiūrovai. Ar matytas kelias? Autostrada link Klaipėdos. Ir tai reiškia tik tai vieną. Tai reiškia, kad važiavom variantą. Pasiūlė mums Fordą, C-Maxą, visiškai netikėtai, kažkaip, sako, noriu 650 eurų, technikinė galioja, turi defektėlių, benzinas dujas. Kokis tiltas, eik tu savo. Atvykome Forduko, matėm nuo kelio, kad Fordas tikiuosi tą kiemą važiavom. Jep. Žodžiu, laukiam žmogaus, nežinau, ar galim filmuoti, negalim filmuoti. C-Maxas. Tai vat paklausim, kaip čia kas su filmavimu ir pasirodysim neužilgo. Jo, keitės lenkščius Ignelis sakė. Tai va, žodžiu. Rakčiuką atnešė, ne? Gerai. Galim gal per Carvertical irgi pasižiūrėti. Gerai. Tai dar Gintaras. Alio. Žodžiu, toks Fordas. Čia rudžių turi, priekinis sparnas toksai nelabai koksai, nėdytas biškį. Čia rudelių, bet čia dar nieko baisaus. Focus C-Max parkai yra, matau, su dujom. Nesupylęs dujų, nežinau kiek metų. Čia lygiai tas pats. Čia yra. Nieko baisiai. Čia atsuktuvo tik atsidaro, sakai, ne? Jo. Čia išlaužė tą spyną, kažkaip man iš... O kaip jie atidaryti iš viso? Kad Fordą, tai čia ne pirmas kartas matau kaip... Su tokį daiktą? Matau, vis dėl tai padarė. Aha. Nu įdomu, tai kad jinai...
šviesti. Čia turi pataikyti tiesiai Ai, į tą spinelę pačią. supratau. Nu, technika visgi. Sugalvota? O visiems taip darė, kai remontuoja, aš negalvojau. Nuvariau. Jau paruošta, ne? Jo. Sugalvota kaip. Čia mintis tavo tokia. Šiaip viskas kaip pataikė, žinai, viskas padorėti. Čia 1.8 ar 1.8, ne? Duojam. Dirba ar duojam ir benzo? Jo. Taip. Dirba. Čekas dega, kaip ir sakė. Atsakė, kad dega. Greičiausiai dėl dujų. Čia automatiškai po to pasijungia dujas, ne? Pašyla įsijungia automatiškai. Neatsimenu, kada su dujinė mašina važiavau. Net nesijaučiau kaip tiesamesnį. Šildomos sėdynės net. Oho. Nu kaip Fordui neblogai tikrai. Šiaip gerai, jame vietos nemažai iš tikrųjų. Zapaskė, viskas. Dujų balionas. Technikinė ilgam. Ja, manau, kad jeigu važiuoja normaliai, čia reikia pirkti, ką tik labai galvoti. Nu, ką turim? Ką mes čia turim? Žalia. Žalia, wow. Man patinka žalios mašinos. Tai va, gražu. Ridu nuo 26 kyla tvarkingai. Žuvų nerasta. Žuvų nerasta. Nu, bamperis skiriasi, gal kažkur nuplėšė kažką. Sakė, stirna buvo nudaužęs. Nu tai nebuvo, išmokos nebuvo ir Taip. nėra. Viskas yra ok. Kiek ne yra. Viskas good. Viskas good. Gerai, pabandom prasivažiuoti ir tada šnekėsimės, viskas. Trakčiuką reikia išimti, ne? Kad nepamest. Labai svarbu. Šitą. Nu, dabar biškį pašyla. O, dabar gerai. Žodžiu, čiut apšilt reikėjo, nes visiškai šalta mašina stovėjęs. Šiandien nevesta, kaip supratau. 322 tūkstančiai ridos. Suprašau. Kas čia? O, kam čia reikalinga? Geras. Aš manau, kad perkam, nėra čia ką galvoti, 500 eurų. Šiaip gana didelė mašina, gana patogi, aukštai sėdisi, manau, tikrai kažkam pravers. Nu kaip? Pradžiai pasitampė, bet biškį pašyla iškart gerai, tai aš nežinau. Kaip. Aš manau, kad įmam. Dujas veikia, manai? Jo, išsijungia. Bandžiau buvau išjungęs ant benzo važiuoju. Gal čeko reikėtų pasijungti. Tai ką, kaip ir šnekėjom, 500 eurų. Taip sutarėm. Nu, tai šitie kelią atvažiavom, tai jau reikėjo. Važiuoja normaliai, atrodo, ką žinau. Važiuoklį lyg ir nebarška, kažkas patreilina, kol jinai šalta pašyla, tada apšyla geriau, ne? Iš tikrųjų, tiek nežinau, 8% žmona važinėjasi darbą, taip. Supratau. Labai rūpėjo turbūt. Tai kada pajamų iš čia. Ai, dar nematyta? Gal ignelį reikėjo šeiminės mašinos, žinai? Baigti joks. Va, geresnės nėra. Jeigu jau reikės. Gerai, žodžiu. Tikrai daugiau vietų. Tai 500 eurų pildom, tvarkom dokumentus ir pučiam į Vilnių. Nes dar kelio gabalas geras, porą valandų. Ja. Pučiam su Fordeliu link Vilniaus. Išvažiavus biškį ant asfalto. Kairys guolis gale biškį jaučiasi. Jau po truputį dainuoja, žodžiu. Na, pasaky. Į dešinę aptyla. Nu, kažkaip. Žodžiu, taip, galinis kairys guolis biškį važiuoja. Šiaip važiuoja viskas gerai. Važiuoklė, žvyrkeliu teko važiuoti dabar. Važiuoklė viskas ledas. Nebilda. Šiaip tvarkinga mašina, iš tikrųjų. Salonas neišberstas, viskas veikia. Va, klima, šildymas sėdinių. Autopilotas. Vairas atreguliuojasi. Ne vairas
garsas, viskas reguliuojasi nuo... Visai patogi mašina, aukštai sėdėsi. Houston, we have a problem. Tas batareikos simbolis dažniausiai nieko gero nereiškia. Reiškia dingo krovimas. Tikiuosi nereikės parsivežti ant raltas mašinas, nes iki Vilnius dar yra 170 kilų. Dega viskas jau, viso. OBS-as, antipraslydimas. Nu, dar kartą planu. Kur čia? Nematau. Čia kažkaip taip reikia. Taip. Nu tai smagu, blemba, nu. Nu tai labai? Lemputė užsidegė. Ja. Generatorių sakė, bet... O gal jisai seniau turėjo šitą bėdą. Tai jo, tai jisai sakė, kad darė, ten padarė, bet tai... Galima dabar kaip čia tas padarė, ar čia padaryta ar nepadaryta. Pažiūrim, gal dingo. Man atrodo, laukia įdomi kelionė šiandien Vilnių. Gerai, žodžiu, galvojam, bandom nuo laidų žiūrėsim, kas bus, nežinau. Dingo krovimas, ar atsiras, ar čia kaip čia. Nerakumas čia. Ką? Gerai, minusas bus čia. Priminimas sau čia vadinasi. Važiuojant bet kokios mašinos, nesvarbu kokie yra defektai, pasiimti įrankius. Būtina. Nes kol kas važiuojam. Lemputė nedega. Iki Vilniaus liko 100 kilų beveik. Kol kas viskas gerai, žodžiu, važiuojam ant dujų dar yra. Benzo yra, degano šiaip tai nereikia stoti. Tai jeigu nereikės priverstinai niekur stoti, tai manau ir nestosiu. Nu ką, Mazda vėl garaže. Šį kartą jau vėsi vienos spalvos. Kaip matėte, aš ją pasidažytą biškį aprinkau. Bet mums trūko detalės, trūko laikiklio. Tai jau irgi yra gautas. Reikia surinkti iki galo. Reikia sulituoti posūkį, žodžiu, įdėti. Va, turim laikikliuką. Čia va dedasi ir tada bamperis atsistos į savo vietą. Bent jau taip tikiuosi. Tai va, reikia surinkti šitą dalyką ir nuvažiuoti, nupirkti varžtų. Nu va, su Mazda viso bamperis vietai. Tarpai gal ir neidealus. Va šitą dar reikia sumažinti biškį. Matau. O. Studento pirmoji mašina. Ne, aš tai žinok, mąstau, įdomu, ką žmonės mąstytų, o jeigu mes padarom ją į lyverį. Padovanojam? Padovanojam. Nežiūrėk, mūsų žiūri labai didelis ratas. Tai gali būti pirma mašina kažkieno. Ekonomiška. Tai gali būti, pavyzdžiui, gal koks vyras laimėtų savo draugiai. Nu taip, čia moteriška mašinytė. Taupi, taršos mokesčio nėra. Kas gerai, 4 durys, su kondiškė, 1.4 dizelis, mieste 5 litrų per akisiai dizeliuko. Taupus, viskas gerai, va tokia mašina arba studentui pirma mašina, arba panai
Nu, čia miesto automobilis, miestas labai fainai, nes nedaug vietos neužima. Arba norinčiam pradėti dirbti savo prižiūrėtumus namus. Jo, čia vat pavežėjam, maistą vežė dar kažką. Tikrai taupus automobilis, va čia dar reikės davirštis. Raktelio vieno nerandu. Reikia šitą bandyti Ištraukti? Ne, ten dobė, mačiau, bet... Palauk, turimas tai iš tų visos. Ne. Nu, vieną turim, Tas negalima rodyti. Su to ir neištrauks. Tai va, žodžiu taip, su Mazda kaip ir viskas, salonas jos yra išvalytas, iš išorės liko išplauti. Labą dieną. Ką mes darome? Kolė nepatylins. Nu, važiuojam pas dieną. O kodėl pas dieną? Nes reikia Emilkai pagalbos. Ir ko aš nepadariau, neustačiau serijos siūstis. Молодец, молодец. Tūlait. Važiuojam pas dieną, žiūrėsim, duos pafilmuot, neduos, ar kas čia vyksta. Kaip neįprasta BMW sugėda. No. Du E60 sugėdė. Mazda. Nu, tai va, spėkit, kas nebevažiuoja. Šit daiktas. Atvažiavom pas Deną. Jau prie Deno važiuojant jau visi nusprendė sakyti ate. Dabar laukiam, kol gerasis Denas atveš laidus. Nes mūsų laidai nepatiko šiandien, nors šitais užkūriau 2 kartus tą patį Fordą. Nu, esmė. Esmė, kad dabar mes nevažiuojam. Tai va. Aš jau pradedu suprasti, pašyla gerai, dingsta krovimas, bet galimai dėl to, kad ant dujų, nes ant benzo važiavau iš Kauno nei kart nedingo, tai nežinau. Nežinau, tiesą sakant, nebežinau. Gerai. Arba grįšim važiuodami, arba... Važiuoju signelį iškodant kursim, čia nuo problemų. Arba. Va, kas čia norėjau daryti? Važiuojam, žodžiu, Mazdukę, va matot, biškai jau apdulkėjus, Fordą išploviau, bet kol atvažiuoju vėl apsinešėt, reikės pavalyti. Žinau, toks Fordas, labai greit atibėgam. Įdėjau istoriuką, jeigu kažkam įdomu, galit rašyti. Technikinė ilgam, su generatorium, sakau, yra problema, bet galbūt ją mes įspręsim, dar nežinau. O dabar važiuojam siųsti siuntų. Vakar išsiuntėm ir kai išsiuntėm, dar įkrito porą užsakymų, tai va turim siuntų. Beje, kol kas eina galioja akcija. Siuntos yra išsiustos. Grįžtam į savo bazę, Purvą, Landinę. Ne, Landinė labai negražiai skamba. Į garažą. Geriausiai skamba garažą. Žodžiu, grįžtam į savo garažą AK ofisą. Beje, nebaigiau pasakot prieš tai, nuo to, kad Zenius telefonu šnekėjo eilinį kartą. Maišėsi. Gyvuliais maišėsi, ne toks darbas. Tai maišytas. Tai, žodžiu, mūsų elektroniniai parduotuvai pirkdami gaunat dabar dovanų, bet pirkdami su atsiėmimu vietoje gaunat langų apiplojimo skysčio bakelį, 5 litrų, ne litrą kokį, gaunat visiškai nemokamai. Persikų kvapo, ne? Persikas. Melionai, atsiprašau, melionų kvapą gaunat nemokamai. Vasarinio mūsų brandinto, kitur niekur tokio nerasit, negausit. Tai jeigu kas norit, galit kažką užsakyti, nesvarbu už kokią sumą užsakinėt. Jeigu atsiimat vietą, mes jums duodam dovanų pakelį skysčių. Tai va. Žodžiu, turim ir suką. Ir jam reikia stabdžių. Ir dabar jau padangas, žodžiu. Parodysiu kodėl. Va, čia yra skylė. Nebelenda. Lenda. Baisu taisęs, vėl sulaužiu. Kad ten pirštais įsikiša. Žodžiu, šakės padangai. Galvosim, kad dėt, gal pasato ratą vieną, bet nežinau. Tik į Volkswagenus iš Škodas. Beje, mano Febe Reelsas surinko 15 štukų peržiūrų nuo vakar. O šitas pirštas, man atrodo, per šitą video aš susiknisau pirštą. Ir susiknisau šitą pirštą. Va šitą. Va. Ir jisai dar dabar skauda, aš manau, kad jis trūko man. Jeigu ką. Taip, kad nekalkit per varžtus, laikydami galvutės rankose, toks patarimas.
iš mano pusės. Arba į pirštą tiesiog. Arba tiesiog į pirštą nekalkit. Aš kai klišas tai biškai per pirštą užmojavau. Edinas suka, Gaikė suka. Žiūrėk, tu pirštą nesusigadink. Gerai, pabandysiu. Nes kai galinis stabdžius ardžiau, taip ir suvariau. Bet audelės jau nebėra viskas. Audelė geresnėje vietoje dabar tikriausiai. Tarnauja kažkam kitam. Aš važinėju Mazdele, kurią reikia dar sutvarkyti važiuoklę, pravaryti techninę apžiūrą. Jinai turi techninę apžiūrą, bet padarysim visiškai šviežią techninę apžiūrą. Bet to galbūt kas nors turit 4x100, 15, nu geriausia būtų 15 arba 16. 4x100 skyrius? Taip. Čia golfo Ketvirto golfo, ne 5x100. Ai, 5x100. Tai va, 4x100, tai čia chuligano tinka, chuligano tinka nuo Fiato 500, nuo Hondų kažkurių, Civico tinka. Žodžiu, reikia ratų, su padangom geriausia būtų 15 arba 16 4x100. Jeigu kažkas kažką turit, tai parašykit mums arba Instagramą. Čia apie Mazdą kalbė? Taip. Apie tą, kur dovanos Taip. nauji kurių langai? Nes ta Mazda dovanos naujo kurių langai. Tai, į mus kreipiasi naujakurių langai.lt ir jie labai nori prisidėti prie mūsų projektą. Jie pamatė mūsų Mazdukį ir sako, mes norim iš jūsų ją nupirkti, mes norim, kad jūs ją paruoštumėt iki galo, sutvarkytumėt pakabą, motorą, viską sužiūrėtumėt, padarytumėt super turbo 1,4 litrų skirtą liverį ir padaryti giveaway'ų. Tai va, tai naujakurių langai.lt dovanoja vienam iš mūsų žiūrovų šitą Mazdą. Sąlygos yra paprastas. Reikia sekti mūsų Instagramą tikros ridos, taipogi naujakurių langų ir mūsų YouTube'ą subscribinti. O mūsų tikslas tikros ridos Instagramas 10 000 followerių ir YouTube'o kiek norim? 22 000 išaras. Taip, iš tikrųjų nedaug trūksta, tai pasubscribinkit ir Instagramą, ir YouTube'ą. Ir kai surinksim 22 000 ir 10 000 Instagrame, kas yra nesudėtinga, todėl kad jūsų subscriberių yra jau 18 000 ir tikros ridos seka tikrai labai nedaug Instagramų, kur yra visos karščiausios, šviežiausios naujienos, tai bus tikrai nesunku surinkti. Tiesiog tie, kurie žiūri YouTube'ą, pasubscribinkit mūsų Instagramą. Ir vienam iš jūsų laimingajam padovanosim Mazda 2, pilnai paruoštą su nauja šviežia techninė apžiūra, uždėsim lėtus ratus, žodžiu, apklijuosim, sutvarkysim visą techninę būklę, padarysim viską, kad būtų čiki-piki, sėdi, važiuoji. Beje, jinai valgo iki 5 litrų dizelio, nes pilnas bakas buvo užpiltas, tai aš dar dabar su ją važiuoju, testuoju, viskas yra daugiau mažiau gerai, biški važiuoklė, barška. Tai vat viską sutvarkom, pravarom techninę naują šviežią apžiūrą ir padovanojom vienam iš jūsų. Taip, kad nepraleiskit. Priminsiu sąlygas, 22 000 subų pas mus YouTube'ai, 10 Instagram'e tikra rida ir taipogi būtinai turit irgi Instagram'e sekti naujakurių langai. Tai va, kažką giniukas labai ten. Pamajok. Aš nesniksiu. Į Mazdą pretenduoja tik tai visus 3 punktus paspaudęs žmogus. Tai jeigu mes išrenkam laimėtoją ir jisai neseka naujakurių langų, neseka tikros ridos arba nesubscribina mūsų kanalą, mes renkam kitą žmogų. Tai turi atlikti 3 paprastus elementarius punktus. Juos paspaudžiat, žodžiu, ir jūs dalyvaujat automatiškai. O patį dovanojimą padarysim dar įdomesnį, nes atrinksim turbūt 4 žmonės. 4 arba 5 žmonės. 5, kurie dalyvaus finaliniam renginį pas mus čia patalpos kartu su naujakuriais. Ir taipogi naujakurių langai su mūsų nuolaidos kodu tikra rida suteiksim nuolaidą langam ir žinom tą dalyką, kad jeigu gerai paaišytas projektas ir naujakurių langai liks patenkinti rezultatų, ateityje žada dar geresnių ir įdomesnių projektų jum, būtent jum. Jam amok diskiukus, senas nuimtas, išimk vieną. Important information, technical information. Gerai, kol tu matuoji, aš jau matau, kad tinka. Oho, kas čia? Bilstein Group. O yes, instrukcija. O nereikėtų instrukciją skaityti prieš pradedant?
O, žiūrėk, stabdžių diskų ir būgnų montavimo instrukcija. Va. Dažnai klausia, kodėl jūs keičiat abu amortizatorius, jeigu ten vienam šakės, arba kodėl keičiat abu stabdžių diskus, jeigu vienam šakės. Kai kam tai yra visiškai elementarus klausimas, kai kam yra kažkodėl tai yra nesuprantama. Tai ne pats sugalvojau, gamintojo dėžėje yra tokia instrukcija. Svarbu, visada būtina keisti abu vienos ašies stabdžių diskus ir būgnus. Prašau. Juodai ant balto parašyta, tai nežinau. Opa. Nauja viskas. Liko tik tai kaladėlės įdėt ir pritempti rankinį, privesti prie naujo disko ir viso. Ten biški reikalų su tam spiroklytėm yra, kas keitės, tai žinote. Ir ta pati procedūra laukia šitai pusė. Ir šiandien kaip viso. Tai va, prisijungsim bus, kai kita pusė bus pakelta. Fordas parsidavė. Fordas išvažiavo, parduotas yra už 650 eurų. Realiai mes nuo jo uždirbom nedaug, apie 100 eurų realiai. Bet ne visą laiką pasiseka. Viso gero. Žodžiu. Ir turim Mazda 2, kuri bus dovanojama, neparduodama, todėl reikia variantų vėl, nes neturim mašinų. Ir dar GTI yra, bet GTI kol kas yra prikelinėjimas ir bus varoma techninė apžiūra. Todėl jis irgi nėra parduodamas. Nu, čia laikas parodys, čia ne man spręsti. Tai va. Sekmadienio vakarą suskaitytas, vieną mašiną parduota, būtų gerai dar kažką nupirkti. Kas yra? Sakau, nebus parduodamas, nėra ką spręsti. Nu, sakė, Ignelis, kad tai nebus parduodamas, nes... Vieną dieną atvarau į darbą, Šaro projektą nebėra, Ignelio projektą nebėra, vienas kitą projektas pardavė ir sėdė, kaip jis nusisūkė. Sėdžiu ir galvoju, gerai, krusai, viską išėjo. Tik tai bėda ta, kad neparduosi be Ignelio. Nu, savo projektą parduosi. Žodžiu, šneka apie Ignelio mano projektą, tai po truputį galiu jau atskleisti paslaptį, bet iki galo dar nesakysiu visko. Matė storiuką? Taigi buvom kelią, tai patrodė įdomu. Jo, storiukė, beje, matėt, kad... Tai dar tiksliai modelį neskleis, nes atimimės klausimus storiukė. Taip, atvažiuoja, tiksliau jau yra Lietuvoje. BMW sedanas. Jis Šarą net leidęs, keičiasi, jis džiaugiasi. Ne, bet mes su juo sugalvojom vieną projektą ir darysim vieną tokią... Vieniem galbūt pasirodys, kad tai nesąmonė. Man tai pasirodys, kad jeigu teikia džiaugsmo, tai nėra nesąmonė ir verta, nes jis neverta, neapsimoka, visą kitą. Jeigu tai patinka, visą laiką verta. Daraisi mašiną dėl savęs ir būtent tą mašinos ir skirtas, kad daryt su jomis nesąmonės ir daryt tai, kas tau patinka. Todėl kitą savaitę jau turbūt pamatysit daugiau apie šį mūsų projektą. Tai va, o kol kas pilnai neatskleisiu. Viso gero visiems sekmadienio ir mes atsijungiame.